Sveiki, brangus draugai, su jumis Algimantas Jankevičius ir podkastas 5 minutės. Ezros knyga prasideda tokiais žodžiais. Pirmais Persijos karaliaus Kiro metais, kad būtų įvykdytas per Jeremiją tartas viešpaties žodis, viešpats įkvėpė Persijos karalių Kyrą visai karalystė ir žodžiu ir raštu paskelbti tokį įsaką. Taip kalbėjo Persijos karalius Kyras, viešpats, dangaus dievas, atidavė man visas žemės karalystės ir pavedė man pastatyti jam namus Jeruzalėje, kuri yra Jude. Visi, kas iš jūsų priklauso jo tautai, tebūna jūsų dievas su jais. Tesileidžia kelioninį Jeruzalę, Judę, atstatyti viešpaties Izraelio dievo namų Jeruzalėje. Visus išlikusius, kad ir kur jie gyventų, te paremė jų vietovių žmonės auksu ir sidabru, daiktais ir galvijais, kartu su geros valios atnašomis dievo namams Jeruzalėje. Dievas paveikė Persų valdovą taip, kad jis įvykdė dievo planus ir įvykdė Jeremijo pranašystę viešpaties numatytų laiku. Pats viešpas daugiau nei prieš 100 metų iki Kyro gimimo pateikė pranašystę apie karalių Kyrą. Izaijas rašo apie jį: aš tas, kuris tarė Kyrui, tu mano Keričius. Visa, ką aš noriu, jis įvykdys, jis tars Jeruzalėje būk statyta, o apie šventyklą sakys, tebūna dedami pamatai. Taip kalba viešpats Kyrui savo pateptajam, kurį jis paėmė už dešinės rankos, kad pajungtų jam tautas ir nuginkluotų karalius, kad atvertų jam duris ir vartai būtų atsklęsti. Aš pats žygiuosiu pirma tavęs ir sulyginsiu kalvas, vario duris sutrupinsiu, nukaposiu geležies klaščius. Tavo atiduosiu paslėptus turtus, slaptas sankaupas, kad žinotume, jog aš viešpats Izraelio dievas, kuris šaukia tave vardu. Dėl Jokūbo savo tarno, dėl Izraelio savo išrinktojo pašaukiau tave vardu, teikdamas tau garbę, nors tu manęs ir nepažinojai. Aš jį dėl teisumo pergalės išjudinau, visus kelius jam padariau lygius. Ne dėl algos ar dovanų jis mano miestą statys ir mano tremtinius išlaisvins, sako galybių viešpats. Štai tekstas, kurį randame Izaijo 44 ir 45 skyriuose. Kyras turėjo būti labai nustebęs sužinojęs, kad senovės Izraelio pranašystės jie pavadino vardu, numatė Babilono karalystės užkariavimą ir nulėmė jo politiką nelaisvėje gyvenančių izraelitų atžvilgiu. Viešpats jį vadina jį savo ganytoju. Tiesą sakant, labai pelnytai, nes Kyras padarė daug daugiau izraelitams nei daugelis ankstesnių izraelitų karalių kartu sudėjus. Užėmęs Babiloną ir išlaisvinęs Izraelitus, Kyras Izraeliui padarė tai, ką Kristus padarys dvasiniam Izraeliui, savo išrinktiesiems, nuvertęs Apreiškimo knygoje 18 skyriuje aprašytą dvasinį Babiloną ir išlaisvinavo savo žmones iš jo viešpatavimo. Titulas pateptasis, kurio viešpats vadina Kyrą, arba hebrajų kalba Mašiach, buvo taikomas tiek vyriausiam kunigui, tiek karaliui. Ta patį titulą turėjo Jėzus iš Nazareto, vadinamas Kristumi, tai yra pateptoji. Jis buvo pateptas šventąja dvasia. Viešpaties Dievo dvasia su manimi, nes viešpas patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdienėms. Jūs pasiuntė mane guosti, prislėgtųjų, skelbti belaisviams laisvę ir atidaryti kalėjimo duris kaliniams, skelbti viešpaties malonės metų, mūsų Dievo atpildo dienos, guosti liūdinčiųjų. Tai tekstas iš Izaijo knygos 61 skyrius. Jėzus pasikvietė savo sekėjus į tą pačią misiją, užtikrindamas, kad duos šventosios dvasios patepimą, kad jie tai įvykdytų. Jonas kalba apie tikrosius pateptojo pasekėjus, apie krikščionis. Jūs esate gavę šventojo patepimą ir visi tai žinote. 1 Jono laiškas, 2 skyrius. Tame pačiame skyriuje Jonas tęsė: dėl jūsų patepimas, kurį iš jo esate gavę, lieka jumise ir nereikia, kad jūs kas nors mokytų, nes pats jo patepimas moko jūs viskuo ir jis yra tiesa, o ne melas. Ir kaip jūs pamokė, taip jame ir laikykitės. Dievo dvasia pagonių valdovui patikėjo pareigą, kuriais įvykdė, leisdamas izraelitams grįžti į gimtąjį kraštą ir grąžindamas viską, ką karalius Nebukadnezaras buvo išvežęs iš šventyklos. Tapę krikščionimis, nes mes taip pat gavome patepimą, kuris mus įpareigoja įvykdyti didįjį Jėzaus Kristaus pavedimą, skelbti Evangeliją visiems žmonėms. Pamokslauti visais įmanomais būdais, skelbti visais įmanomais būdais. Tai yra ne tik kalbėti apie Kristų ir Evangeliją, bet ir gyventi pagal jo pavyzdį, rodant visiems aplinkiniams nuostabų viešpaties susidomėjimą kiekvieno žmogaus išganymą.
Viešpas negaišti ištaisyti pažado, kaip kai kurie mano, o kantriai elgėsi su jumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų. Taip moko 2 Petro laiškas 3 skyrius. Su jumis buvo 5 minutės ir Algimantas Jankevičius.